Ir mes stengiamės ypač, kad vaikai nepamirštų knygų, kad jie skaitytų. Ir vasarą organizuojame skaitymus, vasarą su knyga. Ir šiemet tos skaitymus organizuosime jau 10. kartą. Ir skaitysime Kristijoną Donelaitį. Ir mūsų vasarų skaitymų tema Sveiks ir tu, sveteli, sulaukęs vasarą mielą. Ir labai vaikai mielai lankosi šitose skaitymuose, skaito kartu įvairiose kurorto erdvėse ir žinoma ir bibliotekoje. Paskui pasima patikusius tekstus, nešasi namo skaityti ir vainikuoja vasaros skaitymus naktiniai skaitymai, kuriems vaikai labai atsakingai ruošiasi, kiekvienas pasirenka ir pristato savo draugams kažkokią mėgiamą savo knygą. Ir visą naktį, žinoma, su tėvelių leidimu leidžia bibliotekoje. Mes stengiamės ugdyti vaikų kūrybiškumą ir šiemet vykdėme labai įdomų projektą Vaiko saujoj sakmė apie Birštoną. Šį projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba ir jaunieji birštoniečiai kūrė sakmes apie Birštono atsiradimą. Tos sakmės sugulė į labai gražią knygą, kurią įrišo garsi dailininkė Sigutė Ach o iliustravo patys jaunieji birštoniečiai. Ir vieną sakmę pasirinkome ir inscenizavome, tai Gintarės Kuzminskaitės sakmė, kaip atsirado Birštonas. 2 mėnesius bibliotekoje šurmuliavo kūrybinės dirbtuvės. Vaikai patys vadovaujami Rimanto Jacunsko, Irmos Aleksienės, kūrė lėles. Ir galiausiai ketvirtadienį įvyko misterijos reginio pristatymas Birštone prie sanatorijos Versmė fontano. Ar galima sakyti, kad Birštonas yra skaitantis miestas? Žinoma. Nes skaitytojų Birštone netrūksta, net 37% birštoniečių naudojasi bibliotekos paslaugomis ir daugiausia skolinasi knygas. Biblioterapija gydantis skaitymas ir knyga gali padėti šiandien skubančiam, bėgančiam, įtampą ir stresą patiriančiam žmogui. Kaip tai atrodo, ta biblioterapija? Žmonės susirenka, jie garsiai skaito, ar jie aptarinėja? Taip, žmonės susirenka ir psichologas, bibliotekininkas parenka knygų, parenka vieną temą, pasirenka temą, meilė, draugystė, atleidimas, skaitomi tekstai ir aptariama, kalbamasi šią temą. Vėliau žmonėm yra rekomenduojama skaityti knygas, vieną iš šių temų. Mes jau biblioterapijos projektą vykdome su sanatorija Tulpė 5 metus ir mielai daliname savo patirtim. Pernai Birštone suorganizavome pirmąją Lietuvoje biblioterapijos konferenciją, kurioje dalyvavo ir gydytojai, ir psichologai, ir bibliotekininkai. Dalyvavo žymus psichoterapeutai kaip Alekseičikas, Jūratė Sučilaitė. Šiemet taip pat pradėsime vykdyti projektą Terapija tau.